Agrovizija kviečia susitikti. Parodos tema daugiau su mažiau. Organizatoriai, rėmėjas ir partneriai. Nu, direktoriau. Sėsk. Sėsk. Neklausai. Sėsk, sakiau. Sėsk. Sėsk. Nu, labas. Apsisuks. Tarp kojų. Tarp kojų. Oi, geras šuo. Tai, persispaudžiam į bakelį, paspaudžiam Go, įjungiam siurblį. Eisim chemijos atsinešt. Šiandien planas yra nusipurkšti kviečių kažkiek tais. Dabar nežinau, avoksą purkščiu. Mes fungicidą jau gavo, atskiriam į du purškimus atskirus, kad nebūtų per aštru nuo fungicido ir avoksos vienu kartu. Tai faktiškai dabar galvoju, kiek hektarų purkštų purkštuvų. Arba 80, arba 60, arba 40. Tai skirtusi litrai į hektarą vandens. Ką rodo, kažin stotelė mūsų Kortuluso dėl vėjo, nes šiandien kažkaip truputėlį ir vėjo daugiau. 2,4 dabar metrai per sekundę, prognozuoja pakils. Jau buvo pakilę. Tai geros sąlygos bus. Buvo čia vėjas gūsiai pakilę. Dabar viskas kaip ir normaliai. 80 darytis, kaip manat, pasieks Nirsės Milguolės ir taip toliau visas per kviečius. Lembačkai nežinau. Gal reikia 60 darytis. Po 103 litrus. Po 200 būtų geriausiai, iš viso gerai išsimaudytų. Arba neapsikrauti reikia po 200. Pilti tai 40 hektarų. Po 1,3 avoksos dedam, nes su Nirse labai šiemet, pernai buvo problema, šiemet dar didesnė problema. Įdėjo tank stop kraną, tai jeigu pats traukčiaus, galėčiau suvesti kiek noriu litrų ir jisai pats uždarytų, kada dar sirenos kauptų. Bet pildam per galą dabar iš bačkos, jeigu pilam, tai dažniausiai pilnais važiuojam dabar. Tai basvę už taškus pasiėmiau pH matuoklį. Tai dabar kiekvieną purškimą tikrinam. Vanduo pas mumis apie 7,7 yra pH. Tai piktžolėm apie 6,5 reikia laikyti. Vabalam apie 4 netgi būna, kad reikia pasidaryti, tai labai reikia žiūrėti iš tikrųjų vandenį. Tai užsipildysim pilną, pažiūrėsim, ką rodys pH-as, nes chemija irgi kažkiek nuima pH-o. Tai pažiūrėsim, to užsipildys purkštuvas jau 7 kubai yra. Apie 7 rodo. Gerai, įkrisim, pažiūrėsim. Palauk, prasimaišys dabar. Litras ant 8 kubų litrą įdėjau, tai padarė 6 pH. Tai realiai per visą vienetą numušė, tai super. Super bus geras vandenukas, piktžolėm pats tas. Ką puti?
Neįsivaizduoju, kaip ten su tais maršais 20 skraidyti per laukus su purkštuvu, nu atrodo. Būtų įdomu pabandyti. Ką suprantu. Aišku, ten štangos visai kitokios negu čia. Iš viso darbo našumas tai ten žvėriškas, jeigu 20 galėtum. Tai klausimas, kaip su pasipriešinimais vėjo ir viskuom ten jis būna tada. Aišku, ten nusileidžia palei pat. Manau, padaryta vis tiek yra. Nebėlė kaip. Kiek aš čia dabar 16,5 važiuoju. Tai visai nieko to štangos stovi. Ar jie stovi atsuk parodyti. Tik tai neina su kamera jau tokio pločio parodyti, kaip jos dirba. Tai tik vieną pusę kažkuria. Purkštukai veikia mėlynas ir violetinis. Yra 4, patys smulkiausi, dėl šiandienos vėjo atjungiau visai, nes per jį labai migla purškėsi ir paleidau per stambesnius, kad mažesnis lėgis darbinis būtų ir tada liuk būna. Iš viso aš tą geltoną turbūt nuimsiu ir uždėsiu kasinį ir tiek žinių nereikės niekada keitaliotų purkštukų, nei ką tenais. Jos keitaliotai čia yra, manau, paskutinė nesąmonė. Kai padirbau, kol atrodė, kol nereikėjo keitaliot, tol atrodė viskas ok, bet kai reikia jos pakeitaliot ir nori randapą purkšt, nori kasą ir kiekvieną kartą valandą viršaus reikia keitaliot purkštukus, o kalnas purkštukų 205 vienetai. Tai patys supraskit, kiek reikia laiko. Yra specialus raktas geras, bet nu vis tiek užtrunka. Laukia 12 važinėjau kažkur. Lieka 2 važiavimo, liko 600 litrų grubiai. Viskas gerai, galėjau dar nupurkšti, tada nasipilt vandens, o aš grįžau po pietų ir neužsipyliau. Nu, užsipyliau vėl pilna, bet čia yra hektarų gaunas. Per vieną lauką, čia dabar 2 laukai, čia keli hektarai ir čia gaunas, tai čia 40 grubiai hektarų gaunas per 2 laukiukus. Tai tris laukus darydavau. Tai neįmanoma palaikyti sūkių. Duodi gazo. Ir yra tie sūkiai. Visi siurbliai pradeda dirbti geriau, nu viskas. Jau gal ir padėlė truputį yra. Bet čia prie 5000 buvo keistas hidraulikos siurblys. Žodžiu, bet kokiu atveju rudenį turbūt reikės keisti traktorių. Tik tais į kokį traktorių neįsivaizduoju. Nes kainų skirtumai tarp brandinių, nu aš tas brandinius high-endus vadinu, tai Fendas Johnny's ir, pavyzdžiui, nuo keisas skiriasi tokiam Puma šiam štuku, nuo visų kitų irgi, nu apie 60 000 to paties lygmens traktorių. Nu, galios lygmens, aš sakau. Lemba, šaibos, ne? Taip, kabliai nusileido. Čia be tų kablių, tai čia to štangos skraidytų, kai nežinau kas turbūt. Ten yra per vidurį sėjų kabliai. Tai
jie dar užsirakina ir pasidaro vieną ištisą štangą. Tą laikau. Vat ilgiausias procesas sulanksime gaunas va šitų vagalų nusileidimas ir jų pastatymas į poziciją. Čia kažkaip įdomiai padaryta, matyti yra laiko tarpas, kad jeigu štanga būtų iki pat viršaus sukilus tas galas, kad užtektų laiko ją nuleisti ir pakelt, užta taip ilgai. Tas sulakstymas jau užtrunka. Bent būtų mygtukas paspausti, kad jinai pati susilankstytų, bet laikyti mygtukus turi. Tai va, taip. Čia vieną užspaudyti, ten kitą laikai jau už galą. Arba ant ekrano, aišku, gali vieną laikyti, bet išmoksi tas kombinacijas, šitų kombinacijų belė kiek yra ant tos rankenos ir spaudės. Išjungiam purškimą, kad ant kelio nepurkštų. Ant kelio neužpurkš, bet tokių yra vietom. Aišku, čia pasitaikė, čia gal buvo iš anksčiau kada. Bet stačių tų kampų labai sunkiai visi suvažiuoja. Plius, ta šis labai toli stovi nuo... Man jinai atrodo, kad biški gaunasi ne savo vietoj važiuoja, man atrodo. Yra kažkoks poslinkis, čia, pavyzdžiui, dvigubos pasidarė. Tai biški tvarkos tos noris irgi, kad ir gražiai būtų suvažinėta. O toks klausimas, giroskopas pasimis, kur kas dirba su paprastais purkštuvais ir vairuojama mašim, giroskopas yra pastatytas per centrą traktoriaus ar ne per centrą. Man sakė, kad nesvarbu, taip prisukom biškį šonę, 10-15 cm šonę nuo centro traktoriaus. Tai nežinau, čia gerai ir negerai. Aiškino, kad viskas gerai, bet anksčiau būdavo per centrą. Dabar jau nebereikia, tai labai įdomi kažkaip. Tai pasirodo, radau bėdą. Dėl viso vairavimo, dėl nesusiekimo to vėžių, pasirodo, šitam dabar purkštuvui jau yra vienas kompas pakeistas. Nežinau, sakė, kažkas būna, ten nusprogsta ir pačias smegenis Müllerio pakeičia. Tai man tas smegenis pakeitė, bet mes buvom ten tokius užsidėję tepalo srauto koeficientas, kažkas kaip staigiai reaguoja vairavimas. Ir buvo 2 procentai uždėta, o mes jau buvom iki 7 daėję, tai man tada labai super tiko ir tas vairavimas. Plus, pasirodo, biškį reikėjo, centras nelygiai buvo, purkštuvas pats nelygiai stovėjo. Tai ir man atgal atsistuminėjant buvo problema, aš nesuprasdavau, kodėl man pabėga purkštuvas, o kai ne centre stovi, ratai biškį kitoj vietoje ir viskas. Ir tas purkštuvas pabėga. Šiaip yra funkcija tokia, kur palaikai purškimo mygtuką 3 sekundės ir jisai pradeda purkšt pats per visą sekciją. Nesvarbu, kad jisai rodo, kad yra užsisukęs ar dar kažkas, jisai papurškia. Tai kraštuose labai gera funkcija praverčia, norint supurkšti visus kraštus. Dabar jau važiuoja. Taip tai nervuokis su galva, kas negerai, pamiršti, galvoji, kad turėjo vėl viskas būti važiuoti. Kol prisišaudai tuos naujus daiktus visus prie to, ką tu nori iš jo gauti. Tiksliau, ką tu įsivaizduoji, kad jisai tau turėtų duoti. Čia irgi dar yra skirtumas. Taip, čia dabar tokia įdomi situacija turim stulpą ir mes sukamės.
nesilankstė, mes tada supurškiam čia visur. Ne, tai dabar jau vairuot pradėjo. Matosi iš karto. Ne, va, viens paskui kitą ratas važiuoja. Ten kažkiek ant posūkio palaikai. Toks garsas ir jisai visas pajungia. Tik tai žiūriu, kad jisai nekopijuoja. Nu, po kurio laiko įjungia sekcijų valdymą. Bet nenunešam stulpo, nes po stulpus. Dabar jau teks susilankstyti. Tam 8 hektarų, 60 skaitykim hektarų nupurkšta, o jau yra. Nu, tai tau spėliau 4. Neblogai visai. Našumas grubiai yra 326 hektarai per 8,5 valandos, tai po 40 grubiai 8 x 4, 32. Nu tai va, po 40 hektarų į valandą. Mūsų laukuos, bet čia darbo našumas laukuose. Turbūt bus darbo laikas, kiek purškiant. Tai dar visus atmesk nuvažiavimus, mūsų tie laukai pasimėtė, tai darbo našumas, jeigu geram laukia, tai skaityk 60 hektarų į valandą.